Sveiki, mėlyjeji. Taigi, kas vyksta pasaulyje? Kalbėsim apie ateinančią savaitę ir šiaip, kas labiausiai mus neramina. Na, jeigu imant pasaulį, tai aišku, visi sujudę, nes Davidas Vilkokas teigiamą nusišovė, nors kai kurie jo draugai sako, kad jisai negalėjo, kad buvo panaudotos kažkokios vėlgi technologijos, kad jam iššauktų norą nusišauti ir tokiu būdu jis patrauktas iš didžiojo eterio, kadangi žmogus tikrai buvo labai matomas, labai žinomas ir labai tradiciškai mąstė. Turint galvoj, kad jis nebuvo koks mažaraštis ar šiaip ten Hare Krishna Allah Akbar, kaip sako žmonės, o buvo labai išprusęs mokslo daktaras psichologijos. Taip, kad, na, čia tikrai kyla labai daug klausimų. Turint galvoj, kad jis paskutiniais metais ir net mėnesiais pabrėždavo, kad jis tikrai nusižudyti nesiruošia ir kad jis tikrai, na, kad jeigu kažkas atsitiktų, tai yra ne su jo valia susiję. Tai va, tai įdomiai irgi labai. Na ir viskas kaip vyko, tikrai galite rasti internete, bet labiausiai, aišku, įdomus jo tie darbai, kurie buvo knygos, darbai, kurie buvo pateikti visuomeniai 90-95 metais, iki 2000 net metų, nes dabar, kai retrospektyvą paimi, tai matosi, kad viskas pildosi tiesiog labai stipriai. Daugumas jo draugų arba gerbėjų, sekėjų buvo įsitikinę, kad jis yra Keisio aiškiaregio to miegančio pranašo reinkarnacija, nes netgi jie ten deda nuotraukas, lyg tai, nu, kažkaip panašias, tai neaišku, ar čia dirbtinis intelektas pareguliavęs, ar iš tikrųjų tos nuotraukos tokios panašios Keisio ir, reiškia, Vilkoko, nu, sunku pasakyti, bet jau patys spręskite, kaip yra iš tikrųjų, bet tikrai žmogus labai įdomus ir labai liūdna, kai tokios išskirtinės asmenybės pasitraukia ar patraukiamos yra, nes tikrai pasaulis prarado dar vieną spalvą. Na, Lietuva taip pat ūžia ir ūžia baisiai, kadangi matot, kas vyksta, matom, kas, reiškia, atsitiko ir paramediko kūną rado, kurį, reiškia, įtariama artimieji, jo pažįstami žmonės dėl kažkokių tai konfliktinių situacijų galimai nužudė. Tai iš tikrųjų to agresijos Lietuvoje tos yra tikrai pakankamai, ne tik Lietuvos, čia yra susijęs su Platono kvadrato, su Saule poveikiu. Ir Platonas dabar yra toks agresyvokas ir jis sukelia agresijas, piktumus, konfliktus, jeigu ligos, tai ligas visokias atnaujina netgi, ar suaštrina, reiškia, taipgi vis tik tai yra susiję ir su astrologinė situacija ir negalima sakyti, kad čia taip iš giedro dangaus, nei iš šio. Ir jautresni žmonės gali kažkaip tai neadekvačiai reaguoti tam tikrus gamtos reiškinius ir elgtis taip pat neadekvačiai. Todėl, na, sakyčiau, nereikėtų taip per daug reaguoti, nes jūs žinot, kad bet koks paviešintas pasaulinis ar Lietuvos mastų įvykis, tai yra dažniausiai tik energijos išsiurbimas. Todėl mes stebime, o ne vertiname. Ir tiesiog jaučiame saugus, ramus, kadangi ir taip, kaip sakiau, mūsų visa žiniasklaida, ne tik Lietuvos, turiu galvoj, pasaulio žiniasklaida skirta mūsų neigiamos energijos gaminimui. Tai va. Na, dar noriu tikrai labai paprašyti, kad įsigytumėt knygą, nes jūs labai daug manęs klausėte apie tą knygą ir jinai tikrai dabar jau visuose knygynuose yra ir aš manau net internetu galima nusipirkti. Ir tenais jūs rasite įdomių dalykų, pavyzdžiui, kaip netgi be astrologo, be kažkokių tai pagalbų sužinoti, kokiam būste, kokie metai yra jūsų Jupiterio, kur jūsų juodas mėnulis, nes ten ir lentelių yra pridėta, bet apie knygą atskirai dar pakalbėsiu kitą kartą. O dabar tiesiog raginu, kas domisi astrologija, įsigyti, nes iš tikrųjų, na, tokio tipo knygos Lietuvoje dar nebuvo, kadangi tai yra kartu ir taip, toks požiūris į astrologiją kitaip.
nes daugumas mano kolegų teigia, kad tai yra tik matematika, o aš teigiu, kad tai yra labai labai dvasinis mokslas ir kad tai yra su gamta susijęs mokslas ir kad mes esam gamtos dalis, astrologija taip pat yra gamtos dalis ir ne veltui astrologija dėstė iki XIX amžiaus visuose pasaulio universitetuose. Kaip normalų absoliučiai universitetinį išsilavinimą suteikdavo. Na, o dabar apie savaitę, kas mūsų laukia, reiškia, nuo pirmadienio. Darbe pirmiausia, kaip visada. Na, darbe yra labai įdomi padėtis, kadangi nebus ramybės, nes, kaip minėjau, tas Plutonas jis yra ilgalaikio poveikio, bet kadangi jo yra dominuojantis poveikis šiuo periodu, tai vat ir mes matom, kas buvo ir kas ateinančią savaitę, tai bus įtampa. Įtampa darbe gali būti nesusišnekėjimas. Galite vieni kitus spausti, jeigu esate viršininkai, galite spausti pavaldinius. Jeigu esate pavaldiniai, galite nervinti viršininkus. Arba partneriai darbe gali pyktis ir taip toliau. Vienu žodžiu, gali būti susipykimas reiškia dar dėl to, kad vieni prašo pagalbos, kiti nenori jo suteikti. Nes dabar nėra taip, kad geranoriški visi, būna visaip taip. Ir reikia neužmiršti, kad labiausiai šią savaitę seksis tiem žmonėm, kurie nebijos parodyti lyderystės, kurie imsis atsakomybės. Na, pavyzdžiui, niekas visi kratosi, čia ne mano reikalas, ne mano pareigos, čia geriau nesikišiu, nes kiekvienas darbas lieka nubaustas, kiekvienas geras darbas lieka nubaustas. Taip? Tai vat šią savaitę laimės tie žmonės, kurie nebijos prisimti atsakomybės darbe. Taip? Atsakomybės, kaip dabar jaunimas sako, lyderystės. Na ir turint galvoj, kad tikrai savaitės vidury jau galėsite parodyti savo gebėjimus, savo reiškia, kompetenciją ir ne tik parodyti, bet aplinkiniai pamatys, kad tikrai jūs esate būtent toks, kokį save ir pateikėte. Taip, aišku, tas konfliktiškumo leitmotyvas eis visą savaitę. Čia yra faktas ir todėl, reiškia, geriausia dirbti vėlgi ne kolektyve, ne komandiniuose kažkokiose struktūrose, o dirbti po vieną. Reiškia, šią savaitę ramiausiai ir harmoningiausiai jausis tie, kurie dirba uždaram kabinete ir patys su savim dirba, o ne kolektyve narveliuose, kur tenka bendrauti arba kurie dirba ne su klientais tiesiogiai, o su dokumentais, taip pasakysim, su popieriais. Tai va. Dabar labai palanku savaitgalį baigti kažkokius projektus. Na, pavyzdžiui, jeigu nusprendėte savaitgalį padirbėti, tai ypatingai palanku baigti senus projektus, o ne pradėti naujus. Dabar pinigai. Na, pasižymėjau, kad ši savaitė vis tiek piniguose yra tiesiog stabili, be didelių kritimų į apačią ar kilimų į viršų. Bet reiškia, jau nuo savaitės vidurio gali būti tokia situacija, kai jūs galite daugiau išleisti, negu norėjot. Reiškia, nusimato kažkokios gal ir nelabai ženklios, bet neplanuotos išlaidos. Reiškia, savaitgalį, kai skaičiuosite savo biudžeto likučius, pinigus, pamatysite, kad šiek tiek labiau išsileidote, negu norėjote. Tai va, bet iš tikrųjų, žinokite, ypatingai savaitės pradžioje išleisti pinigai gali labai pakelti nuotaiką. Taip, kad jeigu ypatingai moterys esate, ar kokie paaugliai vaikai, ar studentai, kartais ir visai gal verta taip neišmintingai išleisti kokį desietką ar daugiau kokių eurų neplanuotų. Tai va. Na, perspėjimas vienintelis dėl pinigų šią savaitę yra, ateinančią savaitę, kad nepirkite internete. Nes kadangi, sakau, tai įtampėlio tokia konfliktiškumas didelis, tai gali būti taip, kad pirkiniai internete gali jūs būti apgauti, negauti prekių, ten permokėti, gali kortelę pastrikti ir nuskaičiuos daugiau negu reikia. Na, toks perspėjimas, kadangi, kaip minėjau, Plutonas yra dabar nepalankiam aspekte. Tai va. Dabar meilė.
Santykiuose reikės daugiau kantrybės ir atvirumo, natūralu, nes jeigu yra konfliktinė bendra situacija, tai natūralu, kad ir meilėje turėsite visokių rūpesčių. Na ir svarbu, reiškia, šią savaitę, ypatingai tie, kurie gyvenote senai porose ir kurie galbūt, kaip tas česnaks, tai daugiau smirt, tai mažiau, tai reiškia nieko nemėginti perauklėti, nieko nemokyti, stengti savo partnerį priimti tokį, koks jis yra. Turint galvoje, jeigu ilgai gyvenate, tai jau žinote labai puikiai, kad nieko pakeisti negalima. Tai va. Dabar vienišiai gali susirasti tokioj netikėtoj vietoj labai įdomią partnerystę arba meilės nuotykį, ar tai kažkokią tai pažintį įdomią. Tai va čia yra įdomu. Bet vis tiek jausis tokia įtampėlė tarp žmonių. Nebus tokios minkštos harmonijos, nebus tokio laimės pojūčio, didelio laimės pojūčio. Na ir labai patarimas, kad savaitgalį, net jeigu būsit biški užsiraukę, užrietę nosis ir nenorėsit labai šnekėti, tai vis tiek pakvieskite vienas kitą į kiną, ar kavos išgerti, ar po parką pasivaikščioti, žodžiu, kažkokią tai liktai tokią romantišką savaitgalį mėginkite sukurti. Tai va. Na dabar žiūrim sveikata. Kur čia mano sveikata? Labai svyruoja energijos lygis, tai daug, tai nieko. Ir galit pradėti šitą savaitės pradžią jau pavargę, nes jau taip yra. Aišku, galima sakyti, kaip visada, daugiau ilsėkitės, miegokit ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai, patys žinote, kad nuo to jau nelabai išeina, nes visi stengiamės daugiau ilsėtis, bet dėja, nepriklausomai nuo to atsikeliam lik ir pavargę. Todėl reikėtų tikrai stengtis daugiau judėti ir vengti per daug kofeino. Ta prasme, nuo 12 dienos gal jau stengtis kavos nebegerti, o gerti gal kokią, nežinau, karštą arbatą kokią, o skaniausia tai yra obuolių sultis su cinamonu, karštos. Tai nei cukraus reikia, nieko, dar geriau biški praskiesti, kadangi tos obuolių sultis dažniausiai yra per saldžios. Tarp kitko, žinokite, labai daug žmonių nežino, kad karštos obuolių sultis su cinamonu yra nuostabiausias maistas, vaistas ir gėrimas. Ir ypatingai, kai vėsu, kai drėgna, dabar gali būti, kad žinot, kaip būna. Atjungia, dar nespėjo sušilti gamta, o jau atjungia šildymą, tai va tokios šildančios sultis gali atnešti labai daug naudos. Dabar dar reikėtų pagalvoti apie tai, kad šią savaitę sveikatėlė gali strigti jūsų virškinimas. Tai todėl reikia lengvesnį maistą rinktis ir pamėginti mažiau valgyti mėsos, perdirbtų mėsos produktų, kokį gabalėlį žuvies, kiaušiniai labai tiks. Šiaip tie, kurie turite chroniškų ligų, reikėtų labai žiūrėti, kadangi gali biški suaktyvėti ar pasijusti galite blogiau. Tai vat, jeigu žinote priežastį, tai reikėtų vengti, suaktyvinti savo kažkokias ligeles. Ir tie, kurie saugositės, tai niekas ten nesuaktyvės ir bus viskas gerai ir lygiai viskas praeis. O planetos, žinot, kaip vieną savaitę šypsosi, kitą savaitę antakius suraukusios. Tai dabar toks metas, kai aš esu minėjusi, kad gegužė yra Lietuvai irgi vienas sunkesnių mėnesių, tai natūralu, kad ir mums žmonėms bus šiek tiek sunkiau. Tai va, taigi būkite sveiki, laimingi, turtingi, neužmirškite palaikyti pirkdami mano knygą ir iki kitos savaitės ate.